Sveikas merginos, šiandien vlogo diena ir jeigu jau vlogas, tai reiškia, kad mes kažkur tais keliaujame. Šį kartą mes keliaujame į pajūrį. Mano mama padovanojo mums savaitgalį poilsiui, kaip jinai sako, nes vaikai, jūs atrodo tokie pavargę, jums reikia pailsėti. Aš iš tikrųjų manau, kad jinai turi kiek, kitokių tikslų, tačiau manau, tai tikrai naudinga dovana poilsio, ypatingai šiomis savaitėmis jaučiu, kad man labai trūksta, tad pagaliau važiuojam pailsėti. Taip pat visą šį vlogą mėginsiu filmuoti kamerą, kurią paprastai visą laiką filmuoju, pažiūrėsim, kaip seksis su kokybė, vaizdo stabilizavimu ir kaip aš labai pavargsiu iš to fotiką laikyti, išties tą ranką, nes jis vis dėlto sunkus. Akela? Oi, Siusio, labas gražuolė, labas. Ką tu darai? Ką tu darai? Nepasirodė, kokia tu graži. Akelytė, taip. Vasinčius. Saugokas negalėjo pavirsti beždžionę, nes uodegos neturėjo. Taip, bet po to, kai jam ataugo, jis pavirto. Jo, ataugo. Jis po to kur tą uodegą laiką turėjo, ar ne? Nes kai jis mažiukas būdavo, tai tavo uodega ten visą laiką. Būdavo po to, kai jis pirmą kartą pavirto į tą beždžionę, jam nukirto. Kiaulė pasivirto iš žirklės ir nukirpo uodegą, nes jis tada O ta kiaulė ten, kur tos norėjo surinkti riutulius, ne? Tas pirmas priešas. Ne, kiaulė ne pirmas priešas. Kiaulė tai yra tiesiog išvirkęs mažas padaras. Tai taip ir buvo. Jis paprašė Dievo drakono, kad jam apatinius moteriškus duotų. Ir jis juos užsidės ant galvos nešiojo. Čia dabar esmės kalbų tu vis dar apie tą vaikišką filmuką? Taip. Bet jis tada ne vaikiškas filmukas. Ne, tai čia gaunasi toksai labai, ne? Jis pošlas yra, jis niekad nebuvo skirtas vaikiško filmuko. O tu kodėl jį rodė vaikam? Spooky place. Welcome! Važiuokite į mano namus šiam savaitgaliui. Ir svetainė. Turime labai plataus didelio lovo karališko lovytę su minkštom pagalvėlėm ir netgi atskirom kaldrom, kas tikriausiai matyt reiškia, kad šiandien tikrai labai gerai išsimiegosi. Na, dar taip pat dvi slaptos duris į slaptąjį grožio kambarėlį. Aš tai vadinu taip, nes taip yra gerokai, aišku, fainiau ir mieliau negu ten visi kiti lietuviški pavadinimai. Turime mažų jauko kambarėlių, švarai, dušiuką, tualetą ir kliauklę dantim valyti. O pamenat, kai ryte sakiau, kad visa šita dovana mano mama turėjo kažkokių kitų tikslų, tai aš jums parodysiu įrodymą. Nes jūs tik pažiūrėkite, kas mūsų laukia viešbučio kambarį. Na, kaip ten sakoma, alkoholis užmezga ryšius. Ir aišku, pats viešbutis buvo toksai netgi fainas, kad pasirūpino už kandėlę ir taures. Tai tikriausiai dabar man belieka paprašyti savo mylimo vyro, kad jis man įpiltų. Galim šauti? Galim. Drąsiai. Ne mūsų lubos, o negalėjo. Aišku, kad ne. Bet palakim, ateis po Kas? sąskaitą. Tada šauk be žymių. Ne, aš padarysiu profesionaliau. Tik suplak. Kažkaip. Na ir pasinaudodama tą progą, kad filmuoju gerų fotikų, noriu tuo pačiu padaryti pirmąjį savo ever outfit of the day.
kuris yra labai paprastas, nes šitos mano rūbus jūs neseniai matėte mano naujausiuose pirkiniuose drabužių. Ir tai yra būtent ta Fire Trap palaidinė ir tos juodos aptemptos kelnės, kurios yra be galo patogios, tad šitaip keliauti iš save, nekeliauti tiesiog. Šitaip būti apsirengus yra patogu be galo kiekvieną dieną. Pamiršau pristatyti savo žiemos aprangą. Tai yra pukinė Karimor striukė iš Sports Directo, kepuraitė iš Kuistuko ir mano žieminiai batai, kurie nepatikėsit, bet yra lietuviški. Pirkau jas Lituanikui, nes turiu tokį vidinį gilų įsitikinimą, kad žiemai mums tikrai neverta pirkti kažkokių itališkų ten firminių batų, vien dėl to, kad Italijoje nėra lietuviškų žiemų. Tai kaipgi jie gali pagaminti kažką, kogi mums reikia. Ir žiemai, kai tikrai šaldo, aš renkuosi lietuviškus batus. O dabar, vėl susiruošėm, apsirengėm ir einame pašliaužioti po Basanavičiaus alėją, sušalti tikriausiai visas galūnės, ir surasti ką nors pavalgyti. Sveiki, mano žiemos stilius yra labai paprastas ir primityvus. Zara pukinė striukė, Halls Winter Rally šalikas, kuris matote yra labai storas, Adidaso Thermal kepurė, Lorenzo batai, nežinau kaip ingos įsitikinimai, bet man jie ganėtinai yra šilti ir patogus, ir Milkos firminės žieminės pirštinės. Pasiruošęs patirti žiemą? Yes, of course. Okay, let's go. Jeigu akiniai neužrasos, bus labai gerai. Einam. Įmam tašę ir einam. Na, bet ir kai kainos karštų, toks labai prabangus miestas, sakyčiau, kas blogiausia, visur vienodai didelis. Na, bet nieko, išmėginsime šitą vietą, nes esu apie ją girdėjusi gerų atsiliepimų. Ir mes jau grįžę į viešbutį. Nuo šalčio iš tikrųjų fotikas, tad nepavyko tiek daug visko parfumuoti, kiek ketinau ar norėjau, bet galiu rekomenduoti, kad maistas tikrai buvo labai skanus ir porcijos didelis, pavalgėm, o vieta vadinasi, kaip jinai vadinasi, Gytautai? Kažkas iš čia. Neatsimenu, kaip jinai vadinasi. Na, tai kažkur įdėsiu nuotraukėlę, nes tikrai nufilmavau jų reklaminį stendą. Nu, mūsų vakaras dar nesibaigė, miegoti dar neinam, nes po teisybė čia mes esame kartu apsistoję su mano broliu ir jo mergina. Jie kvietėsi mus į svečius pas save, nes sakė, turi viskio. Tai eisime degustuoti, kągi jie tai gero turi. Ir manau, šios dienos vlogą baigsime čia. Pasimatysime rytoj. Labas rytas. Ir nors dar tik tais 11 val. Ryto, bet mes jau esame tiek daug nuveikę. Tai yra papusryčiavę ir pasimėgavę viešbučio spa, kuri yra tokia kaip ir nedidukė, savo ypatingai maža rūbinė mane iš pradžių taip... Bet, na, paskui, kai atsipalaiduoja, viskas būna žymiai geriau. Ir žymiai geriau jautiesi po to iš ten išėjęs. Be abejo, visokios saunos, pirtis ir garai atveria visokias čakras. Tad grįžusi aš nusprendžiau užsidėti veido kaukę, kurią specialiai buvau pasiėmus ir galvojau, kad na, aš gal pirtyje užsidėsiu toj gariniai. Tačiau visų pirma pamiršau ją ten pasimti, visų antra, tikriausiai man nebūtų leidę jos ten naudoti, ar ne? Tikriausiai taip ir būtų buvę. Na, o jeigu jums įdomu, ką aš esu užsidėjusi, tai va, ir šiuo metu žiūriu teliką, vaizdo klipus ir tokiu vat atostogų metu mes labai mėgstame pažiūrėti televizorių. Vien dėl to, kad teliko namie mes neturime. Ir kai dažniausiai svečiuose, kur nors jau žiūrime, tai ir, oi, kokia čia laida, oi, čia kokios reklamos. Na, esmė tame, kad kai neturi televizoriaus, tai tomis retomis progomis, kuomet jisai yra tavo aplinkoje, juo tikrai džiaugiesi. Bet, na, iš esmės, visą laiką jį tikrai turėti savo namuose aš nenorėčiau. Bet dėl to neturime. Tai va, ir dabar mes išsimaudysim, susiruošim, susidėsim daiktus ir ties pasakius, aš labai dar noriu nueiti iki pajūrio, pamėginti, pasivaikščioti ir pafilmuoti, kaipgi atrodo mūsų pajūris žiemą. Be abejo, tais vaizdais pasidalinsiu ir su jumis.
apie šios dienos orą? Labai geras. Rekomenduoju visiems atvykti. Pilna saulės šviesos, ten gali pasimauti. Vėjas netrukdytų? Ne. Žiūrėk, paplūdimys tuščias, koks vietos ras visi. Tai ne vasara, atvažiuoji, nėra kur pasities rankoškai. Aš tik už žiemos turizmą. Bet jau pasimėgo, gali jūrą vienas praktiškai, žiūrėk. Tai maudančiusių, ne, aš nematau, ne vienas nesimaudo. Taip. Atvykę tokiu metu galite turėti privačią jūrą, vien tik savo. O prieš tai buvo fokusas. Irgi fokusas. O, kaip gerai. Tai va, pasikartosiu, tokia šios žiemos dokumentika. Šiaip tik vėjas, tai gana nemalonus, kuris visą laiką yra prie jūros, tai tik labai kandžio žandukus, bet pasivaikščioti yra visai malonu. Eisim dar kur nors. Nežinau, jo, einam pasivaikščioti. Liduda. Einam link gelbėtojų stoties ir į kopas įlysim, kur nors pasivaikščiosim po mišką, ką manai. Pušyną. Seksim fotosesiją. Žiūrėk, padaryk kokią vietę, galiu sniego pamesti, kad sninga. Ja. Ja, tu taip pritrauk prie tos medžio šakos. Ne, kad netysis. Ėdi? Aha. Nedavinti. Ir rankinuką, aišku, vėl viskas. Ką nepadarysi dėl gero kadro. Nu, davai, pasiruošęs? Na gerai, fokusuoju medį. Vinietė dublis numeris 2. Jo? Na, mes truputėlį taip giliau. Tai prasme, į labiau link išorės. Jo, pasidėk rankinuką. Gesas atlaiko visas kondicijas ir žiemos. Taip, mes tai labiau ant medžio, ne? Nu jo, taip labiau tą pusę. Gerai, pasiruošęs. Palauk, tave sakysiu, taip, fokusas. Varyk. Nu, vis dar ant pusės medžio tik užmeti. Gerai. Paskutinis kartas. Gerai. Ai, į tą pusę. Na. Nu, kažkas, sakykim. Akivaizdu, kad bent jau save tai tikrai gerai užsimėtei. O, varyk. Jo, nepamiršk savo rankinuko. Tavo rankinukas. Gali čia palikti, jeigu to nori. Ten tavo mašinos raktai ir tavo telefonas, taip kad pagalvok dar kartą prieš pasielgdamas neapdairiai. Tai kad nėra raktų. Ne? Ne. Nu, va, blemba, nes tikėjau, kad patikrinsi. Tai tada vyriai, pravyriai. Na, istorija, žinokit, tokia, kad pakrantė ilgai nepaėjo, nes labai greitai šaltis pakirto žandukus, tai nusprendėm grįžti pasivaikščioti pamiškę. Einam iki Basanavičiaus tikriausiai dabar, ne? Patikrinsim, kas tenais vyksta, bet, žinokit, vaikštom ir taip sarkastiškai kalbam, kad vasarą čia nelabai yra kas veikti, žiemą dar neikiau. Kokią žandukus pakirto, šio degytės nereikia. O mus tave degytė išsikalus. Šitą nereikia dėti. Dėsim. Na, mūsų pasivaikščiojimas iki Basanavičiaus alėjos ir joje buvo toksai trumpas, kad net nelabai ką spėjau pafilmuoti. Nes, tiesą pasakius, na nežinau, nyku, žmonės tiesiog vaikšto, labai daug kas nedirba. Taip, na, ir nusimauti pirštines, išsitraukti kamerą ir filmuoti šaltoką. Tad nesupykit, Basanavičiaus alėjos jums neparodysiu. Ir kągi, šiuo metu mes jau buvome grįžę į viešbutį, susirinkome visus savo daiktus, sudėjome į mašiną ir keliaujame namo. Kas čia kelytė, myliau, labas, žandulė, eik čia kelytė, kiek čia jūsų daug, kokie jūsų čia visi ryžiniai, na net taip kadrą pagalvo. Kelytė, kelo, Žando, labas, Žando, gražuolė,
Na, užtat Milis koks tvarkingas, ramiai sau. Taip, ramiai. Ne, kodėl uodegos niekas nevizgina, nu pavizgink, uodegytė. Būtų toks stulbinantis kadras. Uodegą vizginantis bačelis. Vizgina vasinius uodegų, sakyk, nevizgina apie reikalą. Akela? Nu, ką tu darėjai? Na, tikriausiai, kaip supratote, mūsų visa šeima, įskaitant mūsų mažąją mielą kiulytę, jau pagaliau namie. Einame tvarkytis visų daiktų, namų, nes nespėjome to padaryti prieš išvažiuojant. Ir matyt, ruoštis naujai savaitai. Čia noriu su jumis ir atsisveikinti. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Ir susimatysime kitame mano video. Iki? 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 Na, ir tu būdė. Pamojau, sakyk, tėtė, iki. Taip, iki.